Kiekviena įmonė, kuri gamina produkciją arba teikia paslaugas, turi apskaičiuoti jų savikainą. Taip daroma dėl įvairių tikslų, dėl parodymo finansinėje apskaitoje, bei atskaitomybė, dėl mokesčio apskaičiavimo ir vidiniais tikslais. Seminare aptarsime, kokius reikalavimus kelia savikainos apskaičiavimai, finansinę apskaitą ir atskaitomybę, bei mokesčių apskaičiavimą reguliuojantis teisės aktai. Taip pat aptarsime, kaip tos reikalavimus reikia gyvendinti. Kaip žinia, kiekviena įmonė turi apskaičiuoti įmonės pagamintos ir dar nebaigtos gaminti produkcijos, bei suteiktų ir dar nebaigtų teikti paslaugų išlaidas ir savikainą. Šios rodiklius tam tikrų būdų reikia pateikti sudaromose finansinėse ataskaitose, balanse, pelno nuostolio ataskaitoje. Kaip tai padaryti labai glaustai aptaria verslo apskaitos standartai, o įmonė atsižvelgdama į jų reikalavimus, tų standartų reikalavimus, pasirengia savo gaminamų produktų arba teikiamų paslaugų išlaidų ir savikainos apskaičiavimo vidinės tvarkas. Panaši situacija yra dėl tokių rodiklių, dėl savikainos rodiklių ir išlaidų apskaičiavimo pelno mokesčio atžvilgiu. Šį mokestį reguliuojančiuose teisės aktuose šie klausimai irgi yra glaustai aptarti. O šiame seminaro klausime, 7 klausime, aptarsime, kaip įmonės pagamintos produkcijos ir suteiktų paslaugų savikainos apskaičiavimas yra reguliuojamas minėtų teisės aktų, ką reikia žinoti ir ką reikia padaryti, kad būtų patenkinti tų aktų keliami reikalavimai. Ir pradėsime nuo finansinės apskaitos dalykų, nuo to, kas yra reglamentuota verslo apskaitos standartuose. 7.1 poklausėmis ir 7.1a iš karto įmonės pagamintų arba tebegaminamų produktų išlaidų ir savikainos apskaičiavimas. Kalbant apie įmonės pagamintos produkcijos savikainos apskaičiavimą, apie tai, kokios išlaidos turi būti įskaičiuotos į gaminių savikainą, visus šios dalykus glaustai reglamentuoja 9 verslo apskaitos standartas, toliau pateiktos šio standarto ištraukos. Tos ištraukos, kurios apima reikalavimus susijusius su būtent išlaidų įskaičiavimą į savikainą, į produktų savikainą. Standarte yra apibrėžta, kad produkcijos savikaina sudaro tai vadinamos tiesioginės ir netiesioginės gamybinės išlaidos. Taip pat pateikti tokių išlaidų pavyzdžiai, kas priskiriama standartiniu atveju tiesioginėms gamybos išlaidoms, kas priskiriama netiesioginėms gamybos išlaidoms. Ir tiesą sakant, tiesioginių ir netiesioginių išlaidų sudėtis priklauso nuo konkrečios įmonės gamybinės veiklos ypatumų. Todėl į šiame standarte pateiktus pavyzdžius reikia žiūrėti tik tai kaip į pavyzdžius, kadangi konkrečio įmonėje būna ir kitaip, negu kad čia, tarkim, parašyta. Paprastai įmonėse tiesioginės gamybinės išlaidas sudaro tiesiogiai produktus gaminančių darbininkų darbo užmokestis, tiesiogiai į gaminamų produktų sudėtį įeinančios pagrindinės žaliavos bei medžiagos. Pagrindinės medžiagos tai yra tos, kurios sudaro gaminio pagrindą. Taip pat gali būti kitų tiesioginių gamybinių išlaidų, tarkime, jeigu iš kitos įmonės perkama konkreti paslauga, kuri tenka konkrečiam produktui gaminti, tarkime, leidykla parengia knygą spaudai ir perduoda tą knygą atspausdinti į spaustuvę 1000 egzempliorių tiražu.
spaustuvės paslauga šiam knygos tiražui atspausdinti kainavo, tarkim, 8 000 eurų. Tai reiškia, kad po 8 eurus spausdinimo išlaidų reikės įskaičiuoti tiesiogiai į kiekvieną spausdintos knygos vieneto savikainą. Tai bus tiesioginės išlaidos. Tiesioginėmis išlaidomis nepriklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio bus laikomos tokios išlaidos, kurias buhalteriai į surašytų tam tikrų pirminių dokumentų galės iš karto aiškiai susijęti su konkrečiais gaminamais arba jau pagamintais produktais. Toliau šiame 9-ame verslo apskaitos standarte apibūdinta, kokios išlaidos tipiniais atvejais gamybos įmonėje turėtų būti laikomos netiesioginėmis išlaidomis. Na, vėlgi tokių išlaidų sudėtis be abejo priklauso nuo konkrečios įmonės gamybinės veiklos specifikos, nuo visos gamybinės veiklos organizavimo būdo. Ir tipiniu atveju, kaip ir matome, parašyta, kad į gaminių savikainą netiesioginiu būdu skaičiuojama tiesiogiai gamyboje nedalyvaujančių, bet sudarančių sąlygas gamybai vykti, tai yra pagalbinių darbininkų darbo užmokestis, sunaudotos įvairios pagalbinės medžiagos, kurios gaminio sudėtyje sudaro visiškai nereikšmingą kažkokią tai dalį, tarkim, tai gali būti priklausomai nuo gamybos pobūdžio, tarkim, klijai, lakai, dažai, vinis ir panašiai. Taip pat prie netiesioginių išlaidų dažniausiai priskiriamos produktų gamyboje naudojimo ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidos ir kitos išlaidos, kurių tiesiogiai priskirti konkretiems produktams yra neįmanoma, arba tai padaryti tiesiog neracionalu, nes tai būtų per didelės apskaitos darbo sąnaudos, bandant tiesiogiai priskirti kažkokias išlaidas produktams. Todėl, norint netiesioginės gamybos išlaidas įskaičiuoti, į skirtingų produktų savikainą naudojami įvairūs paskirstymo kriterijai, kurių pagalba tokios išlaidos padalinamos produktams. Apie kriterijus netrukus pakalbėsime, kokie yra. Dabar matome schemą, kurioje apibendrintai pristatyta visa gamybos išlaidų įskaičiavimo į produktų savikainą esmė. Taigi, gaminant produktus, visos padarytos gamybos išlaidos vienaip ar kitaip turi būti skaičiuotos į savikainą. Ir tas išlaidas, kurias galime skaičiuoti tiesiogiai, jos įskaičiuojamas tiesiogiai. Kurių tiesiogiai įskaičiuoti negalime, tiesiog jos yra įskaičiuojamas netiesiogiai. Taigi, tiesioginės išlaidos susiejamos su konkrečiais produktais, remiantis tam tikrais surašytais apskaitos dokumentais, iš kurių ir matosi, kokios konkrečios išlaidos, kokioje apimti padarytos vieno, antro ar trečio produkto gamybai. Tos išlaidos bus tiesiogiai skaičiuojamos į tų produktų savikainą. O netiesioginės išlaidos, tos, kurių ryšio mes su konkrečiais produktais, remiantis dokumentais, nematysime, negalėsim nustatyti, tada tas išlaidas turėsime skirstyti pagal pasirinktus paskirstymo kriterijus, tokiu būdu įskaičiuojant į produktų savikainą. Toliau yra per 2 puslapius pateikta lentelė, kurioje surašytos visos įmanomos netiesioginių išlaidų paskirstymo kriterijų grupės, sudalintos pagal tam tikrus požymius. Kiekvienoje tokioje paskirstymo kriterijų grupėje gali būti ne vienas paskirstymo kriterijus, bet jų daugiau. Produktų savikaina, apskaičiuojantis buhalteriai, patys nusprendžia, kokiose konkrečiose situacijose, kokias konkrečias išlaidas paskirstant, kokie paskirstymo kriterijai turi būti naudojami. Svarbiausia šiuo atveju atsižvelgti į 2 dalykus. Pirmas dalykas, tai kad visuomet
Ieškoti tokio paskirstymo kriterijaus, kuris kuo teisingiau išreiškia skirstomų išlaidų ryšį su objektais, kuriems tos išlaidos yra skirstomos, tai yra šiuo atveju su produktais. Pavyzdžiui, jeigu skirstomos aptarnaujančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos, labai dažnai teisingiausias paskirstymo kriterijus būtų tokių darbuotojų dirbtas laikas, tenkantis tam tikro produkto gamybai aptarnauti, jeigu tokią informaciją galime gauti. Ir antras dalykas, į ką reikia atsižvelgti skirstant išlaidas, tai yra toks dalykas, kad kiekvienai skirstomų netiesioginių išlaidų rūšiai paskirstyti reikia naudoti būtent jai, tai rūšiai labiausiai tinkamą paskirstimų kriterijų. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, tiek pagalbinių darbuotojų atlyginimai, tiek gamyboje naudojamos įvairios pagalbinės medžiagos, tiek gamybos įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos, tiek elektros energijos gamybos patalpom apšviesti skirtos sąnaudos. Visa tai yra netiesioginės gamybos išlaidos. Tačiau visų šitų išlaidų indėlis į produktų gamybą juk daromas visiškai skirtingų būdų. Todėl mes, jeigu bandytume tokias visiškai skirtingų būdų daromas išlaidas paskirstyti pagal kažkokį vieną mūsų pasirinktą paskirstymo kriterijų, tai būtų neteisinga. Tiesiog būtų labai dideli iškraipimai gautųsi. Taip būtų teisinga skirstyti kelias netiesioginių išlaidų rūšis pagal vieną paskirstymo kriterijų, tada jeigu tos gamybos išlaidos būtų tiesiogiai tarpusavį susiję, tai yra išlaidos būtų daromos, kaip sakant, apjungtai kartu. Pavyzdžiui, gamybos įrengimais gaminant produktus patiriamos tokių įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos ir kartu tie įrengimai dirbdami naudoja elektros energiją. Reiškia, patiriamos ir įrengimais naudojimų elektros energijos sąnaudos. Ir tokias abiejų rūšių sąnaudos, jos yra patiriamos apjungtai tuo metu, kai įrengimais yra gaminama produkcija. Tad tokias abiejų rūšių sąnaudos galime paskirstyti pagal vieną bendrą paskirstymo kriterijų, tai bus teisinga. Toliau po šitos lentelės iš karto yra pateikti du pavyzdžiai susiję su netiesioginių išlaidų paskirstymu, kokie paskirstymo kriterijai, kokiais atvejais yra taikomi, pamatysime. Pirmame pavyzdyje yra parodyta, kaip netiesioginės išlaidos yra paskirstomos produktams pagal darbuotojų dirbtą laiką, o toliau sekančiam puslapį esančiam antrajam pavyzdyje yra situacija, kai netiesioginės išlaidos yra paskirstomos pagal atliktų technologinių operacijų kiekį, pagal kitokį kriterijų. Tai šios pavyzdžius įsinagrinėkite savarankiškai. Dabar toliau tai, ką nustato 9 verslo apskaitos standartas, tai, kad kalbėsime apie 19 šiuo atveju punktą. Kai kuriuose gamybos įmonės susidaro situacijos, kada to paties gamybos proceso metu, apdorojant tas pačias žaliavas, pagaminame giminingi, tačiau tarpusavyje fiziškai skirtingi produktai, kurie dažnai turi skirtingą tolesnį panaudojimą. Pavyzdžiui, juos perka skirtingi pirkėjai dėl skirtingų poreikių. Pavyzdžiui, mėsos perdirbimo įmonėse pradinėje apdorojimo fazėje gaunama, sakykime, skirtingų rūšių mėsa, oda, kaulai, taukai, subproduktai ir visi šie kartu gauti produktai yra tarpusavėje fiziškai skirtingi, turi skirtingą tolesnį panaudojimą, turi skirtingą pardavimo kainą ir tenkina skirtingus vartotojų poreikius. Ir tokie
vieno gamybos proceso metu pagaminti skirtingi produktai yra skirstomi į pagrindinius ir šalutinius produktus. Tai pagrindiniai produktai yra tie, iš kurių pardavimo bus gauta santykinai daug didesnė ekonominė nauda negu iš šalutinių produktų. O šalutiniai produktai tiesiog yra gaunami neišvengiamai, gaminant pagrindinius produktus ir iš jų pardavimo gaunama santykinai daug mažesnė nauda. Pavyzdžiui, lentpjūvėse iš rąstų pjaunant lentas, pagrindiniai produktai būtų išpjautos lentos, o kartu pjovimo procese gautos drožlės, pjuvenos būtų laikomas šalutinių produktų, kuris irgi parduodamas, tačiau iš to pardavimo gaunamas santykinai daug mažesnės pajamos, negu šiuo atveju iš lentų pardavimo. Kada vieno gamybos proceso metu kartu pagaminami 2 arba daugiau skirtingų pagrindinių produktų, jie tarpusavyje laikomi gretutiniais produktais. Pavyzdžiui, mėsos perdirbime, jeigu tą pavyzdį imant, pradinėje mėsos apdorojimo fazėje gaunami skirtingais kiekiais, gaunama skirtingų rūšių mėsa. Tai būtų irgi skirtingi produktai, nors ir panašus, ir jie būtų laikomi gretutiniais produktais. Na ir tokiu atveju reikia nuspręsti, kokią dalį išlaidų iš bendro gamybos proceso skirti vienam arba kitam tam gretutiniam produktui, kurie pagaminti, taip sakant, iš to paties proceso, iš tos pačios žaliavos. Ir apskaičiuojant kartu pagamintų gretutinių produktų savikainą, dažniausiai taikomi 2 metodai, kuriuos ir aptarsim. Pirmas iš jų natūrinių matų metodas. Jis taikomas dažniau. Šis metodas naudojamas, kada gretutiniai produktai pagal fizinę išraišką yra tokie patys, tai yra išmatuojami tokiais pačiais matais, tarkim kilogramais, litrais, vienetais ar panašiai. Na, tarkim, imant vėl tą patį mėsos perdirbimo atvejį, tai gaunama gali būti skirtingų rūšių mėsa, išmatuota tuo pačiu matu, tai yra kilogramais. Ir todėl čia būtų tinkamas natūrinių matų metodas. Taikant šį metodą, natūrinių matų metodą, visos bendro gamybos proceso metu padarytos išlaidos yra paskirstomas pagamintiems gretutiniams produktams proporcingai jų gamybos apimčiai, kiek kurių yra pagaminta. Ir rezultate kiekvieno kartu pagaminto gretutinio produkto vieneto savikaina gaunama vienoda. Pavyzdžiui, 1 kilogramo skirtingų rūšių mėsos savikaina būtų tokia pati. Na ir iš esmės tai yra teisinga, nes jeigu tai yra bendras gamybos procesas visiems tiem gretutiniams produktams, tai ir visos bendros jų gamybai išlaidos turėtų būti padalintos visiems proporcingai tiem produktam. Na ir toliau yra pateiktas pavyzdys, kuriame iliustruojamas natūrinių matų metodo taikymas. Šį pavyzdį įsinagrinėkite savarankiškai. Kitas dažnai taikomas gretutinių produktų savikainos apskaičiavimo metodas yra pardavimo kainų metodas. Jis taikomas paprastai tada, kai gretutiniai produktai yra skirtingos fizinės išraiškos, matuojami skirtingais matais ir todėl mes negalime pritaikyti natūrinių matų metodo. Ir pardavimo kainų metodo esmė yra tokia, kad kuo didesnė pagaminto gretutinio produkto pardavimo kaina, arba kitaip tariant, kuo didesnės pajamos iš tokio produkto pardavimo, tuo didesnė bendros gamybos išlaidų dalis bus tokiam produktui priskirta. Na ir atitinkamai, kuo produkto kaina bus mažesnė, pajamos iš jo mažesnės, tuo mažesnė bendros gamybos išlaidų suma jam bus priskirta. Tokiu atveju kartu pagamintų produktų vieneto savikaina gaunasi skirtinga vien todėl, kad jų pardavimo kainos yra skirtingos.
kuo brangiau parduodamas produktas, tuo jo savikaina tampa didesnė. Atitinkamai, kuo produktas pigiau parduodamas, tuo jo pardavimo kaina mažesnė ir tuo jo savikaina yra mažesnė. Na ir toliau yra antras pavyzdys, kuriame pateikta situacija dėl pardavimo kainų metodo taikymo. Ir šį pavyzdį nagrinėkite savarankiškai. Toliau, kalbant apie 9 verslo apskaitos standarto turinį, kas jame reglamentuota, susijęs su išlaidomis, tai aptarsime 20 punktą. Tai tokie dalykai, kaip čia yra parašyta, susidaro dažnos įmonės veikloje, tokie gamybos nuostoliai jos galim vadinti, na ir įvairios kitos neproduktyvios išlaidos. Tai tokių neproduktyvių išlaidų susidarimo atvejai būna tokie, kad kada pagaminami brokuoti gaminiai, kada atliekama brokuotų gaminių defektų ištaisymo darbai, daromos išlaidos kažkokios. Po to, kai mokama už prastovas darbuotojams, kurie laikinai negali atlikti savo darbinių funkcijų, taip sakant, jie naudos neduoda, atlyginimas jiems mokamas. Po to susidaro įvairios gamybos atliekos, kurios negali būti naudingai panaudotos. Tad visi tokie atvejai yra laikomi neproduktyviomis išlaidomis ir apskaitomi tokiu būdu, kaip čia yra ir standarte aptariama. Ir kalbant apie neproduktyvias išlaidas tokias, tai yra vienas kriterijus, nuo ko priklauso, kam tokias išlaidas reikia priskirti, ar produkto kažkokio tai savikainai, ar bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms, kadangi gali būti vienaip, gali būti kitaip. Ir viskas priklauso nuo to, kad jeigu neproduktyvios išlaidos susidaro, kaip neišvengiama technologinė būtinybė gaminant kažkokį tai produktą, na, kitaip sakant, neproduktyvių išlaidų negalime išvengti dėl kažkokios mūsų taikomos technologijos. Tada tokias išlaidas mes turime įskaičiuoti į pagaminto produkto savikainą. Bet jeigu neproduktyvios išlaidos, kurios susidaro, nėra būtinos, nėra neišvengiamos gamybos sąlygos, o atsiranda dėl kažkokių, nukrypimų nuo normalios gamybos veiklos, ar dėl blogos žaliavų kokybės, ar dėl, tarkim, kažkokio darbuotojų klaidų, ar panašiai, tokios išlaidos jau neturi būti skaičiuojamos į produkto savikainą ir tada tokias išlaidas mes priskiriam bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms. Toliau, tai kas 9 verslo apskaitos standarte aptariama 21 punkte, aptarsim, jeigu produktų gamybos proceso metu susidaro atliekos, kurios gali būti naudingai toliau panaudotos, pavyzdžiui, parduotos arba sunaudotos įmonės vidaus reikmėms, tokios atliekos vadinamos grįžtamosiomis atliekomis. Tai gali būti, pavyzdžiui, medžiago, metalo, tekstilės ar kitokios atliekos priklausomai nuo to, iš kokių žaliavų vykdoma gamyba. Ir primenu, kad anksčiau aptarėme, kas yra tie šaltiniai produktai. Tai tie šaltiniai produktai, jie skiriasi savo esme nuo grįžtamųjų atliekų, nors jų įkainojimas apskaitoje ir toks pat, tačiau grįžtamosios atliekos nuo šaltinių produktų skiriasi tuo, kad atliekos savo esme, savo fizinėmis savybėmis yra tapačios žaliavoms. Tai yra tiesiog atliekos yra, žaliavų dalis.
Na, o šaltiniai produktai jau gaunami perdirbus tas žaliavas, tai yra jau šaltiniai produktai nėra tapatus žaliavoms, jie yra įgyja kitas fizinės savybės. Tik tai tuo ir skiriasi. O įkainojimas apskaitoj yra atliekamas taip pat. Tai yra arba galimo pardavimo kainomis, arba atstatomąja verte. Tai yra, jeigu mes tokias atsargas galime parduoti, tada įkainuosime apskaitoj tokias atsargas jų galimo pardavimo kainomis, o jeigu parduoti negalime, bet galbūt mes tokias atliekas naudojame savo įmonės vidiniais tikslais, arba kaip kūrą, arba kaip naudojame kažkokio kitų produktų gamyboje kaip žaliavas. Toliau tada įkainuosime tokias atsargas atstatomąja verte. Na, tai yra tokia verte, kiek mūsų įmonėje kainuotų analogiškas atsargas nusipirkti, sakykime, iš trečiųjų asmenų. Ir nesvarbu, kaip tokios atsargos įvertinamos, ar pagal pardavimo kainas, ar atstatomąja verte, ta gautoji suma turi būti atimama iš produktų, kuriuos gaminant tokios atsargos susidarė. Iš tų produktų savikainos reikia atimti. Toliau verslo apskaitos standarte kalbama 22 punkte apie normatyvinės savikainos būdų naudojimą. Tai aptarsim šitą dalyką. Jeigu gamybos atsargoms įvertinti naudojamas nuolat apskaitomų atsargų būdas, tai, kaip žinome, pagaminta produkcija iš karto turi būti užregistruojama apskaitoje pagal jos pagaminimo savikainą. Tačiau tikrovėje neįmanoma apskaičiuoti čia ir dabar pagamintos produkcijos savikainos. To neįmanoma padaryti vien todėl, kad dar nėra visų duomenų apie tai, kokios faktinės išlaidos yra padarytos būtent šiuo metu pagamintai produkcijai. Na, todėl įmonės ir naudojami normatyviniai apskaitos metodai, kada yra iš anksto sudaromos gamybos išlaidų normos ir tų normų pagrindų parengiama normatyvinė produktų savikaina. Tada mėnesio laikotarpyje pagaminus produktus, visi duomenys apie to produkto faktinės išlaidas, taip sakant, nėra gauti ir yra naudojama apskaitoje tiesiog normatyvinė to produkto savikaina. Reiškia, pagaminus mėnesio laikotarpyje produktus, jie ir apskaitoje registruojami pagal savo normatyvinę savikainą. Na, o kiekvienam mėnesiui pasibaigus gaunami jau visi duomenys apie to praėjusio mėnesio faktinės gamybos išlaidas ir tada jau galime apskaičiuoti faktinę praeitą mėnesį pagamintų produktų savikainą. Na ir tada jau priklauso, ar yra nukrypimai tarp faktinės savikainos ir normatyvinės ir kokio dydžio tie nukrypimai. Jei nukrypimai tarp faktinės ir normatyvinės savikainos yra reikšmingi, net tarkim, normatyvinė savikaina pagaminto produkto, pavyzdžiui, buvo 100 eurų, o faktinė savikaina sudarė 110 eurų, 10% skirtumas. Na, tai reikšmingas jau skirtumas ir tada tokiu atveju reikėtų 10 eurų sumą pakoreguoti praeitą mėnesį užregistruotą produktų savikainą. Jeigu jinai buvo per maža, reiškia, reikia padidinti 30 eurų. Jeigu į kitą pusę, tarkim, normatyvinė savikaina 100 eurų, o faktinė savikaina 90 eurų, tada reiktų sumažinti normatyvinę savikainą iki faktinės po 10 eurų, taip sakant, sumažinant anksčiau užregistruotą savikainą. Bet jeigu nukrypimai yra visai nedideli ir nereikšmingi, tada galime ir nekoreguoti praeitą mėnesį naudotos tos normatyvinės savikainos, o visus tos nedidelius nukrypimus galime paprasčiausiai nurašyti iš karto į sąnaudas, pavyzdžiui, į parduotų prekių savikainą. Na ir toliau 7.1b poklausimis įmonės suteiktų paslaugų savikainos apskaičiavimas
aptarę pagamintos produkcijos savikainos apskaičiavimą, panagrinėsime įmonės teikiamų suteiktų paslaugų savikainos apskaičiavimą. Tai reglamentuoja, kaip matome, 11 verslo apskaitos standartas. Na ir suteiktų paslaugų savikaina paslaugas teikiančiose įmonėse apskaičiuojama priklausomai nuo to, kaip organizuojamas pats paslaugos teikimas. Ar paslaugos yra teikiamos užsakyminiu būdu, kai dirbama individualiai su konkrečiu paslaugų užsakovu, ar teikiamos paslaugos srautiniu būdu, kai yra teikiamas tiesiog standartinės paslaugos visiems tų paslaugų pirkėjams, neatsižvelgiant į jūs kažkokius specifinius poreikius ar pageidavimus. Na ir bet kokiu atveju į suteiktų paslaugų savikainą turi būti įskaičiuojamos tiesioginės ir netiesioginės paslaugų teikimo išlaidos. Na, tiesioginėms išlaidoms tokiais atvejais dažniausiai priskiriama paslaugas teikiančių darbuotojų darbo užmokestis, paslaugas teikiant tiesiogiai sunaudotos medžiagos, na ir kai kurios gali būti dar kitos tiesiogiai padarytos paslaugų teikimo išlaidos. O netiesioginės paslaugų teikimo atžvilgiu išlaidos gali būti teikiant paslaugas naudojamos įrangos, patalpų eksploatavimo, nusidėvėjimų išlaidos, paslaugas teikiant netiesiogiai dalyvaujančių darbininkų, darbuotojų atlyginimai, kažkokios pagalbinės nereikšmingos medžiagos ir panašūs dalykai, kurie būtų traktuojami kaip netiesioginės išlaidos ir jas reikėtų paskirstyti, kaip anksčiau kalbėjome, taikant pasirinktus išlaidų paskirstymo kriterijus. Na, kalbant apie paslaugų savikainos apskaičiavimą, labai dažnai netiesioginės išlaidos paskirstomos įvairioms suteiktoms paslaugoms pagal dirbto laiko kriterijus. Tai yra taikant šį kriterijų pagal tai, kiek, tarkim, valandų paslaugas teikiantis darbuotojai skyrė vienai ar kitai paslaugai atlikti. Na ir toliau yra pateiktas pavyzdys su teikiamų paslaugų savikainos apskaičiavimu. Ir tame tarpe šitas pavyzdys apima ir netiesioginį išlaidų paskirstymą. Tai šį pavyzdį pasinagrinėkite savarankiškai. Toliau, kalbant apie 11 apskaitos standartą, kas jame yra reglamentuota, tai dėl pardavimo bendrųjų ir administracinių sąnaudų. Tai tiesą sakant, gana dažnai įmonėse dalis patirtų bendrųjų ir administracijos sąnaudų galėtų būti priskirtos konkrečių produktų arba paslaugų savikainai, nes iš tikrųjų dažnai jos būna susiję ne tiek su bendra įmonės veikla, kiek su tam tikrais produktais, tų produktų gamyba. Tačiau ar realiai taip įmanoma padaryti priklauso, aišku, nuo to, kaip įmonė organizuojama pati išlaidų apskaita. Jeigu įmonėje yra tokie apskaitos būdai, kurie leidžia, tarkim, bent jau dalį tradiciškai laikomų bendrosiomis ir administracinėmis sąnaudomis išlaidų susijęti su produktais, tada tokias išlaidas be abejo ir reikėtų įskaičiuoti į tų produktų savikainą netiesioginiu būdu. Bet, jeigu dėl taikomos apskaitos, tarkim, metodikos, taikomos kitos būdų, tokios galimybės nėra, tada tos, aišku, visos įmonės bendros administracijos išlaidos ir nebūtų siejamos su konkrečiais produktais ar tų produktų grupėmis, o tiesiog būtų traktuojamos kaip laikotarpio veiklos sąnaudos. Nors iš tikrųjų, dažnai, kaip jau minėjau, įmonėse yra galimybė tas bendrasias išlaidas susijęs su produktais, tiesiog, dėl tam tikros, galbūt apskaitos neišbaigtumo
apskaitos būdų neišbaigtumo tiesiog yra neretai dalis tų tai vadinamų netiesioginių gamybos išlaidų vietoj to, kad būtų skaičiuojamas į produktų savikainą, jos tiesiog tampa bendrosiomis sąnaudomis, na, tokiu būdu be abejo, ta informacija apskaitinė yra iškraipama. Taip, dabar aptarę klausimus, kurie susiję su kaip išlaidas ir savikainą reglamentuoja verslo apskaitos standartai, dabar 7.2 poklausimis, kokius reikalavimus šitiems dalykams kelia pelno mokesčio įstatymas. Tos dalykus aptarsime. Taigi, apskaičiuojant pelno mokestį, kaip žinia, iš mokestinio laikotarpio apmokestinimų pajamų atimama per tą laikotarpį parduotos produkcijos bei suteiktų paslaugų savikaina tapusi leidžiamis atskaitimais. Na ir šie savikainos rodikliai yra apskaičiuojami pagal finansinės apskaitos reglamentus. Tai yra jau aptartus mūsų 9 ir 11 apskaitos standartus. Na, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, kaip žinome, naudojami tie patys išlaidų ir savikainos dydžiai, kurie yra išvedami finansinėje apskaitoje, remiantis finansinę apskaitą ir atskaitomybę reguliuojančiais teisės aktais. Pavyzdžiui, kalbant apie produktų savikainą, taip pat ir pelno mokestyje naudojamos tos pačios savokos, kad, pavyzdžiui, tiesioginės, netiesioginės išlaidos ir jų priskirimas savikainai, produktų savikainai yra atitinka tai, kas reglamentuojama ir finansinėje apskaitoje. Todėl mes šioje vietoje į medžiagą ir įdėjome sąmoningai pakartotinai 9 verslo apskaitos standarto ištrauką, kuriuo su tuo tiesiogiai susijusi. Taip sakant, kaip nuorodo, kad tai, kaip išvedama apskaitoj, finansinėje apskaitoj, kažkokio produkto savikaina, taip jinai toliau keliauna į mokesčių sritį, nebent yra kažkokios korekcijos dėl leidžiamų, neleidžiamų atskaitimų. Kalbant ne tik apie produktų savikainos apskaičiavimą, bet ir apskritai, kalbant apie įvairių išlaidų rūšių reglamentavimą pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, reikia pasakyti, kad praktiškai viskas atitinka taip, kaip yra ir numatyta verslo apskaitos standartuose. Pavyzdžiui, kalbant apie sunaudotas žaliavas ir medžiagas, visi šitie dalykai atitinka taip, kaip reglamentuota finansinėje apskaitoje. Kalbant apie gamybinės atliekas, grįžtamąsias, negrįžtamąsias, irgi tie dalykai pelno mokesčio atveju yra reglamentuoti taip pat, kaip tai yra finansinėje apskaitoje. Dėl pelno mokesčio apskaičiavimo reikia pasakyti, kad šiuo atveju kartais tenka panaudoti ne tik tai mums jau įprastinę gamybinę savikainą, kurią sudaro gamybinės, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, bet tam tikrais atvejais naudoti reikia ir pilnesnį savikainos rodiklį. Ir vienas iš tokių atvejų, kai reikalingas būtent pelno mokesčio atveju pilnesnis savikainos rodiklis, tai yra mokestinių nuostolių perkelimo atvejis. Pilnesnio savikainos rodiklio prireikia tada, kai norima įvertinti, kokią įtaką pelningų metų mokestiniam pelnui daro ankstesiais metais patirti mokestiniai nuostoliai, jeigu pelningaisiais metais yra nutraukta kai kurių anksčiau gamintų produktų rūšių gamyba. Arba tas pats būtų, jeigu, tarkim, įmonėje vykdant keletą pajamas uždirbančių veiklų, viena iš tokių
veiklų įmonė nutraukia ir reikia vertinti, kiek nuostolių susidarė būtent iš tos nutrauktosios veiklos. Nes tų nuostolių mes jau nebegalėsim perkelti, mažindami apmokestinamą pelną ateityje. Tai vat, tokiais atvejais tenka apskaičiuoti tiek jau nebegaminamų produktų arba atitinkamai nebevykdomos veiklos savikainos ir atskirai apskaičiuoti tebevykdomų veiklų ir tebegaminamų produktų savikainą. Bet šiuo atveju ne tą gamybinę savikainą, kaip minėjau, o šiuo atveju reikia apskaičiuoti pilnąją savikainą, visai kitą savikainos rodiklį. Ir apskaičiavus tą pilnąją savikainą, toliau jisai yra palyginamas su iš tų produktų arba iš atitinkamai vykdomų veiklų uždirbtomis pajamomis, kad būtų galima atskirai apskaičiuoti, kokie buvo nuostoliai patirti iš jau nebegaminų produktų arba nebevykdomų veiklų, kad tais nuostoliais, kaip minėjau, nebebūtų galima sumažinti vėlesnių laikotarpių apmokestinamo pelno. Tai vat, kaip apskaičiuojama ta pilnoji savikaina, tas rodiklis, kuris tokiais atvejais yra reikalingas. 131 puslapyje yra pateikta schema, kurios pagrindu ir pasinagrinėsime, kaip tas pilnosios savikainos rodiklis minėtais atvejais yra apskaičiuojamas. Taigi, tai, ką mes čia matome, pirmiausia yra pateiktas gamybinės savikainos rodiklis, kuris sudaro gamybinės tiesioginės išlaidos ir gamybinės netiesioginės išlaidos. Tai šis gamybinės savikainos rodiklis, jis tai nėra įvardinamas gamybinė savikaina, yra įvardinamas tiesiog savikaina. Jisai naudojamas finansinė apskaitoje ir finansinė atskaitomybė, o taip pat pelno mokesčio atveju, išskyrus kai kurios tus dalykus, kada, kaip minėjau, reikalinga pilnoji savikaina. Toliau kitas rodiklis yra komercinė savikaina, į kurį papildomai prie gamybinės savikainos dar įskaičiuojamos pardavimų veiklos išlaidos, kurios daromos būtent tam produktui parduoti. Čia visur, kai matome šalia produkto įrašyta skliausiusi veiklos produkto arba veiklos produkto arba veiklos produkto arba veiklos, kadangi priklausom nuo aplinkybių, kai ir šiuo atveju, kalbant apie mokestinių nuostolių perkelimą, tai gali būti produktų kažkokie tai savikaina, tai gali būti kažkokios veiklos savikaina. Apskaičiavimo prasme tai jokio skirtumo nėra. Ir ta savikaina, apie kurią mes tik kalbėjom dėl mokestinių nuostolių perkelimo, tai yra pilnoji savikaina, ar tai produktų grupės, ar tai kažkokios veiklos pilnoji savikaina, kurią iš viso sudaro, reiškia gamybinės išlaidos, pardavimų išlaidos ir įmonės bendrosios administracijos išlaidos, kiek jų tenka tai veiklai arba tai produktų grupė arba tam produktui, apie kurį kalbama. Ir tada apskaičiavus, tarkim, iš kokios veiklos arba produktų grupės pilną savikaina, jinai yra palyginama su pajamomis, pardavimų pajamomis, kurios davė mus ta veikla arba tas produktas ir matome, žiūrint, kas gaunasi, koks rezultatas. Arba tai gali būti pelnas, arba tai gali būti nuostolis. Mūsų atveju tai yra gautas nuostolis 50 eurų iš tam tikro produkto arba tam tikros veiklos arba produktų grupės. Tai tokiu atveju ir apskaičiavom, kokį nuostolį, tarkim, mes patyrėme iš kažkokio produkto arba produktų grupės gamybos arba iš veiklos vykdomo. Ir žinome, kad tas nuostolis, kurį išvedame, yra būtent iš tos veiklos arba produktų. Ir žinom, kad to nuostolio mes nebegalime perkelti į sekančius metus, kai norėsime susimažinti savo apmokestinamą pelną, būtent praeitų metų mokestiniais nuostoliais. Tai tam reikia apskaičiuoti tokį pilnosios savikainos rodiklį. Apibendrinant galima pasakyti, kad finansinės apskaitos ir mokesčių reglamentuose produktų savikainos apskaičiavimo klausimai aptariami labai glaustai. Iš tikrųjų, tą matėme labai palygint, trumpos formuluotės. Tačiau
taip jau yra, kad iš tikrųjų ir ne kartą uždavus klausimus mokesčių administratoriui, centriniai mokesčių administratoriui, atsakymai visada ateidavo šiais klausimais tokie patys, kad tiesiog įmonė turi pasirengti atitinkamas vidaus tvarkas, kaip toje įmonėje, konkrečiai įmonėje apskaičiuojama tam tikrų produktų ar paslaugų savikaina, kokios išlaidos įskaičiuojamos, tiesiogiai, netiesiogiai ta savikaina, kokios nėra įskaičiuojamos į savikainą. Tai turi būti reglamentuota įmonės vidinėse tvarkose, įmonės apskaitos politikoje ir va tada, kaip reglamentuota įmonė, va taip įmonė ir turi daryti. Ir tada tai atitiks, taip sakant, tuos visus reikalavimus. Be abejo, įmonė nustatydama savo vidinę tvarką neturi daryti kažkaip tai nukrypdama nuo tų reglamentų, kurie reglamentuoja, taip sakant, tos klausimus valstybiniu mastu. Tai tų pačių verslo apskaitos standartų negalima, taip sakant, jų nuostatų iškraipyti. Taip sakant, turim vadovautis tomis nuostatomis, tačiau visas detalizavimas, konkretizavimas, aišku, įmonė nusistatomas tos, kos yra būtent tos įmonės situacijoje ir tai turi būti įforminta atitinkamuose vidaus tvarkose.